Pradėjus skaičiuoti, tai pajutau, kad plaštakos ir pėdos pradėjau varpėti. Taip, žinai, kratytus, taip, bet tik taip plaštakos ir pėdos. Ir tada matau iš karto vaizdas, taip susikoncentruoju tas rankas ir matau vaizdas, kaip stovėčiau ant kažkokios, žinai, primena tą tokią kaip Atlantida, kaip tą kabantį tokią platformą. Tas žemės toksai blynas labai primena. Čia ne tas pats galbūt, bet labai primena ir aš kaip stojusi, žinai, ant jos įkratusi, juda tokia kaip byrėtų iš apačios, žinai, pamažu taip po tokį mažą gabalą, taip į apačią, ten kažkokia bedugnė tarpeklė, kažkokie kalnai matau, labai žemai, labai aukštai, užtendas ant tos platformos. Ir aš stoju ir aš matau, kad aš jau tas vėl milžinas, kaip vakar iš to vaizdo, kur tą laivą vairavau, toksai va tokio didelio dydžio. Ir aš stoju ir aš kratausi visą taip. Ir aš taip atsistoju, išsitiesiu, vis tik, kad ir kaip sunku tą balansą išlaikyti, aš ištiesiu ranką į viršų ir toj rankoje laikau tą mėlyną rugiagėlę. Ir aš be žodžių ištiesiu ją ir taip laikau, tarsi kaip į kažkokią šviesą. Atrodo viskas tokia kaip debesys, rūkai, kažkokia migla, tokia, žinai, kaip audra, po audros, tai tokie kamuoliniai debesys ir saulė pradeda kaip šviest, pantai tu jos tokie kaip, grinai, kaip tie tokie modifikuoti, va tie su tom technologijom čia dabar, kur mums daro. Tokie va uždėti stori ir ten vis tiek kažkur kažkokia šviesa, kažkokia saulė, gal toks vaizdas pirmas buvo, kamuolį šviesos energetinės. Ir aš ištiesiu į va tą saulę, tą rugiagėlę ir aš ją paduodu ir jie pasiima ir taip kaip, žinai, susikištų savo į pilvą, į krūtinę tą rugiagėlę ir aš tada matau, kad ji nusisuka ir kai nusisuka, aš matau tą, žinai, tos baltus, aukštus angelus su tais ilgais baltais tokiais sparnais ir jisai nusisuka ir išeina ir aš girdžiu, kai tie man sako, tas angelas sako, mes pasaugosim tą tavo dalį, nes ta rugiagėlė pavirto į tą drugelį. Jo, man ir tas mėlynas kažkaip su tų drugelių labai susijęs. O čia tas angelas su to griūnančio žemė, čia nėra kažkokia sinonimas į tą pasakojimą apie Sodomą ir Gomorą. Atsimeni, kaip ten toks angelas atėjo išvest likusių šviesuolių iš griūvančio miesto? Man sako, aš nežinau tos tiksliai istorijos, aš girdėjus, kad yra tokia, bet aš nežinau tiksliai, bet man tas angelas sako apokalipsį. Ar jis gali mums plačiau papasakoti apie tai? Ar čia dalinė, ar čia visos žemės, kaip čia tas vyks, kodėl tai vyksta? Nes atėjo, sako, laikas. Ok, kas to apokalipsė, jūs, kaip čia suprantu, iš angelų to sluoksnio, ne, irgi reguliuoja šitą dalyką. Ką jūs šitą apokalipsę norite pakeisti, išspręsti? Mes nereguliuojam, mes neatsakingi už apokalipsę, mes tik ateinam, kai atsidaro vartai, kai vyksta apokalipsė, atsidaro tarsi vartai iš sluoksnių. Jums atrodo iš viršaus, iš dangaus, bet kaip paraleliai su jūsų pasauliu, jūsų horizontalia linija atsidaro vartai. Ir kai tu nori pasakyti, kiekviena būtybė turi savo vartų tą juostą. Daugiau ne būtybė, bet tokia kaip dimensijoje egzistuojančių sistemos, o jūs esate žemės sistema. Jūs esat mums ne kaip atskiri, bet kaip sistema. Ir mes ateinam paskui tai, kas per tuos vartus ateina, tos apokalipsės daryti. Mes ateinam kaip kokie medikai, karo lauko medikai ir išsinešam tuos, kuriuos dar galim išgelbėti. O kuria prasme išsineši? Turi omenyje sielą ar turi omenyje net ir fizinį kūną? Siela. Kūnas yra ne mūsų dimensijos kūrinys. Kūnas priklauso šiai sistemai. Gerai, o tai kas čia per apokalipsę? Kas čia planuojama?
Čia kažkoks valymas vyksta tų žemų energetinių žmonių, žemos energetikos. Skilimas, kažkoks byrėjimas, matau, kaip yra. Grynai kaip po kažkokį gabalą žemės taip į apačią, taip pliumt, toks kaip skaldymas kažkoks. Tai čia, kaip pasakyti, vėl tie žemynai kažkaip bus perskirstyti kitokiom vėl pozicijom. Taip, kyla, jisai man rodo, jis kaip stumdytų žemėlapį, taip kaip kažkokia, pirštu taip, žinai, braukų, atrodo viskas kaip tas mūsų gaublys, ar net tas toks paėjimas tokį kaip gaublį žemėlapį ir matau, kad pastumia vandenį, ta banga taip ir pakilo, bet kai jį nusileido, tada iškyla kaip žemės platforma kažkokia. Ai, supratau, vieną padengia, kitą iškyla, aha, biškis susistumdo kitaip. Ir man rodo, kaip kažkaip rytų Amerika, iš rytiniai pusė, Amerikų, abi dvi Amerikos kaip pakiltų, išplatėtų, padidėtų teritorija. Amerika išplatėjo, aha. O mūsų Europos kampas pliumpt nukrenta, užsilieja. Tai čia ta visai, sakykime, Italija, Graikija, čia ties Albanija, kur čia irgi skęsta, irgi šitoj vietoje, ne, jie stumia į apačią. Jo, čia kažkokia plokštė, čia kaip, man jo, aš supratau, kad čia kažkokia plokštė kažkokia, aha. Kažkaip gal lenda po kažkokią kitą, jinai skęsta į apačią, ta kita iš kitos pusės į viršų kyla, aha. Taip, lipa. Ir matau, kad čia kažkoks kaip natūralus procesas, nes matau, kad čia žemė taip juda į tos plokštės, tai jos pakyla, tai jos nusileidžia ir kažkaip susiję su tom erom. Su tas, man irgi kažkaip su erom susiję, tas plokštas judina irgi. Jis kaip ant jų gal taip kiekvienas iš tų ženklų pajudina tas plokštas, susistumdo, kaip pasakyti, ateina naujas šeimininkas ir susitvarko savo, kaip pasakyti, interjerą pagal save, ne? Taip ir yra, taip, jie daro, tai čia, sako, natūralus procesas. O tai kodėl vandenis dabar nori tos Amerikos didesnės, o Europos mažesnės, yra kažkoks tai priežastis? Jis kaip, nežinau, kaip būtų jų kažkaip, kaip rodytų man, kaip tas Amerikas, jisai tokį kaip žvejų tinklą susidėjęs ir tempia į tas Amerikas. Kažkokia energetika. Jam tinka, ne? Jo, ten revoliucionieriai turbūt gyvena. Jo, tie rebeliai. Čia tie rebeliai, aš supratau, tie, kur jam patinka, traukia į viršų, tie, kur biški tokie šai. Apačia stumia, ne, šūdas, sako, reikia varyti. Matai, koks jisai. O tai Lietuva, pavyzdžiui, toje visoje žemėlapių grandinėje, kokią vietą užima. Tas vandenis taip žiūri į tą Lietuvą ir jisai taip... Ką su galva, nežinau, ką daryti. Pasididino tą akį, žinai, kad pamatytų tą Lietuvą, nes tokia mažytė, žinai, tokia mikroskopinė jam atrodo ir jisai taip kažkaip taip, sako, dar neaišku. Dar nežinau, ką darys. Toks kaip taškas įspaustas, bet nežinau dar. O Skandinavija, ten irgi matau, kažkaip irgi kankina jos truputėlį tą viršutinę dalį. Kas su Skandinavija? Man rodo, kad ten užledės, viskas rodo ledą. Ai, kažkaip stumia, palauk, kaip čia dabar į tą gal kažkokią juostą, kur šalčiau? Į tą žemę gal? Kažkokia, kaip užeitų ledynas kažkoks ant ten, kalno ledų, taip, žinai, kaip ledynmečiai užslenka. Kodėl Skandinavija nepalanki šitam vandeniu erai, kokia problema? Ji taps antra Antarktida. Šiaurėje taps Arktis, visa Arktis kaip Antarktida bus. O tai jam nepatinka tų žmonių energetika, nepatinka jų kultūra, kodėl jie ją taip kaip ir, sakyčiau, standby padeda, ne kaip šaldo. Jis užšaldo, bet apačioj viršų, kad ten nevaikščiotų viršui, bet apačioj tai vyksta gyvenimas. Ok, reiškia, šiek tiek daugiau užšaldo, negu iki dabar buvo. Taip, bus militarų kažkokie judėjimai daugiau, kaip bazės kažkokius pužėme, žinau. Aha, čia tų neigiamų, ne militarų. Jo, kažkokie statymai, eksperimentai, matau, išsiplėstas šiaurį tą Arktis, išsiplečia padidėję teritoriją, matau.
Mm. O Rusija? Rusijos viršus turiu omeny ten daugiau gal. Irgi, žinok, vat, su Antarktim eina va toks apšala pusiai. Gal mažiau nei pusiai tas vat viršus grynai visas apšala. Net ta ir Maskva, man rodo, kad klimatas šaltės ten, bus šalčiau. Tai reiškia ir Lietuvoje šalties, ar ne? Ar pasisuks Lietuvoje? Kažkoks yra, matau, kaip pučia vėjai stiprus, bet tik tai vienu, gal čia žiemos tuo metu, žinok, bus gal žiemos vėl giliais, vėl to sniego bus daug daugiau. Kaip atsimeni, kaip būdavo mes, kaip dar maži mes buvom, labai daug sniego būdavo, ten, atsimenu, neišeidavo, mes ten būdavo užpusto duris, ten iki langų Taip, viršaus. aš atsimenu, į 60 cm tą pusę Jo. normalu nebūdavo eiti į tą. Ir aš matau, kad grįžta. Vat čia kas šiais metais darosi, vat tas toksai vat ateitis vat bus Lietuvos. Vėl tų žiemos grįžta. Aha, aišku, tai reiškia, kaip suprantu, iš šitos vadinamos apokalipsės scenarijaus, tai čia visų pirma keičiasi žemės gyvenimo sąlygos ir plotas. Plotas teritorijos, ar ne, čia su to bus susiję kažkokios, aš taip įsivaizduoju, ir migracijos, kažkokios ten ir mirtis tikriausiai. O tai jie, dėl to, jie planuoja? Žmonės nesugeba prisitaikyti prie naujų sąlygų, naujų situacijų, tie, kur yra labai sėslūs, išsikabinę, prisirišę nagais dantim, tai jie ten ir numirs, o tie, kurie sugebės perskaityti ženklus, tie išjudės. Keis teritoriją. Ir man rodo, kad, pavyzdžiui, jeigu, dabar žmogus, kur gyvena pietuose, jis sakys, gerai, o aš į šiaurę dumsiu, yra tas posakis. Jisai, jeigu į tą šiaurę nudums, jau, kad ir šalčiau bus, jis vis tiek prisitaikys ir jam ten bus geriau, negu kad jisai ten dar kažkur labai pietus trauktųsi. Jos verčia kažkaip trauktis į šiaurę tos pietiečius, ar ne? O, pavyzdžiui, kažkoks pasikeitimas, taip. Pasikeitimas. Žinok, irgi, vat, kažkoks turi būti energetiškas kaip energijų persivertimas. Ir aš matau, kad tie, kurie, vat, tie pietiečiai turėtų būti eiti į viršų, o tie, kur iš šiaurės į apačią. Ta sistema, vat, šitas vandenis, jisai verčia viską aukštyn kojų. Matau tą vėl aštuntuką, tą infinity. Tarkim, pavyzdžiui, dabar žiūriu Egiptą, net ten tą Marokai, ten tas viršui, tai jie kur turėtų, ar jie liks ten savo vietoje? Jiem kažkaip į rytus labiau. Į rytus, jo rimtai, tą pusę kažkaip, reiškia, iš Atlanto čia kažkaip ateina ta visa šūdas. Taip, čia Atlante vyksta tos plokštės čia per Atlantą ir kadangi Atlantas kelia kažkokia, matai, yra tos dvi pagrindiniais plokštės, gal yra dar trečia, iš apačios ten, kur Afrikos apačia, Australija, man atrodo, Australijos dalis, ar ten yra kita plokštė. Ir ta, kur yra, kur Šiaurės Amerikos, tos plokštės, aš netgi žinau iš geografijos, jinai kyla, ir tas vandenis ateina iš tų vakarų ir čia ta energija prisikabinus tų vakarų, tų rebelių, nes Amerika kyla, jie ekonomiškai kyla, bet ir politiškai, ir įtakos sferą, ir militariškai kyla. Ir aš matau, kad jie aktyviai su tų vandeniu, ta plokštė ir kyla į viršų. Ir jie užlies tą Europą. Europai, reiškia, visur, kur yra Atlanto vandenynas, aš taip suprantu, čia tiek ir tikrai bus ir toj Amerikos pusėje, ten tos Pietų Amerikoje, visur čia taip kažkoks prie kranto yra kažkokių problemų. Jo ten kažkaip irgi byra, vakarų, ta dalis ir pati pietinė, ten, kur Peru yra, žinai, tas, netgi tos Bahamai, ten tos salos, ten, kur tas Havajai visi, ten kažkas irgi užpils, ten tie baliai visi užpils, ten irgi, ten ta plokštė visa yra, ten byra viskas. Bet ten iš kitos pusės to žemyno. Jo, bet ten bet ten kažkaip byra įkyla, gal į viršų, ten kažkaip įdomiai. Kyla ta rytiniai pusė, o toje pačioje, pietuose, ir ta vakarai, jie ten subyra, kaip suirtų, ir ten viskas užsilyja vanduo, ten dingsta tos salos, matau, net. O tai, pavyzdžiui, kas liečia dabar tos, vis tiek tie kalnai, ten tie kilimai, griuvimai,
tengi yra tas visas vulkanų, ta visa sistema. Ten irgi turbūt bus labai daug tų problemų su vulkanais, kaip mes jau čia kalbėjom ir vakar. Nu, aš matau, kad kažkokie nauji vulkanai iškyla, kur jie dabar po vandeniu palaidoti, jie iškyla. Ir jie, kai iškils, jie burbuliuot pradeda, jie pradeda sproginėti, jie pradeda aktyvėti. Jie labai aktyvūs yra dabar, bet jie, kai iškils, tai jie tada spjaudysis. Girdi mane? Taip, girdžiu. Mane išmetė, žinau. Įrašas eina, mane išmetė. Girdžiu, prašau. Vulkanai, kas bus? Aš matau, kad kai keičiasi tos tektoninės plokštės kyla, čia kyla, užsilieja viena po apačią lenda, tai iškyla kartu su tektoninė plokštė vulkanai irgi. Jo. Ir kai jie iškyla, jie pradeda aktyvėti, jie įsijungia, jie tada spjaudaus, išsiveržimai bus. Ir aš matau, kad tie vulkanai, tokie didesni negu kad dabar mes turim. Man tai toks piešiasi vaizdas, kad ten, kur spaudžia į apačią, tai ten tas su vandens stichija labai problemos didelės, ne, užliejimai visokie. O ten, kur kyla, bus vulkanų problemos. Man rodo, kur skęsta, arba byra labiausiai, tai ten yra, tu sakai, pinigai, aš matau, man rodo pinigus, blemba pametu, žinok, nes labai greitai veikia informacija. Kažkokie pinigai, pinigų problemos, kažkoks ubagynas, kaip išknista. Ekonominis kliūtis čia kažkokia. Tai taip, išvaizduok, tu čia skęsta namai, iškart nuostoliai didžiuliai, daugybė neturtingų, daugybė migrantų vadinamų. Tų kalimatinių, žinai, iškart ten judėjimas, iškart įsivaizduok, kur ten kiti geriau gyvena, turi priimtos šitus nelaimėlius, iškart ekonomika žlunga visų, supranti, kas čia darosi. Taip, bet aš matau, kad ten, kur pinigais problemos, labai skurdas, tai ten užlieja tas, kaip paskandintų tą, žinai, tokį knesaliną, tokį išknestą, ten toks subagynas. Tai čia gali būti susiję, kad vandens ta stichija kažkaip tą pinigų tą visą pasaulį, kaip čia dabar išsireikšti, karmiškai kažkaip, kaip valo, kaip reguliuoja. Koks santykis vandens ir pinigų? Kaip pirmas saimas, tai buvo toks vienas ir tas pats, ir man tą 8 tą rodo, taip aukštyn žemyn, pirmyn atgal, suka tą tokį infinity, bet jisai stovi, kaip 8. Ir man sako, čia vienas ir tas pats, tik tai yra viršus ir apačia. Sako, tu būsi viršu, ar tu būsi apačioj, ar tu pastriksi, sako, per vidurį. Sako, nes vanduo visada su gausa, tu įsivaizduok, gamtoj be vandens nieks neauga, iškart Sahara, nes Sahara iškart baisus degradas. Taip. Ir man rodo, kad kažkaip, manau dabar suprast, kaip čia paaiškinti, rodo, kad pinigų nėra vidurio nėra. Pinigai nėra ten, kur yra viduriniai klasiai, pavyzdžiui, sakykime, per vidurį turėtų būti. Vidurys 8-ko pinigų nėra. Tuščia, nes dėl to yra tas suspaustas, tas toksai. Jo, užkryžiavimas, tas 8. Jo sujungimas, tas užspausta. Ten viduriniais klasiai, sako, nėra. Toj vandenytam ir finansuose nėra. Yra arba jų daug ir yra viršui, kur yra didelis ego. Ir didelė galva, išsiplėtas mentalas, išsiplėtas sąmoningumas, arba, sako, jų nėra ir labai ta sausuma tokia, kaip tu sakei, ta Sahara tokia išdžiūvus, tas išknisalinas, toksai ta žema energija ir vien tik tai apie, kaip mes kalbėjom prieš tai, atsikelia ryte ir galvoja tik tai apie vieną, kaip pasimėgau tapatiniam čatui. Parauginti savo rasę. Pilvą prikimšti ir panašiai, taip. Šitą klausyk, ar tie elitiniai, kurie čia valdo ir, aišku, nėra labai švarūs energetiškai, jie apie tos potvinius būsimus jau žino? Žino, dėl to ir vyksta planas, jie čia strateguoja. Jie dėl to čia tą elektroninį kalėjimą, dėl to čia kerta tos miškus, viską švarės, vis tiek sako, nafikum čia viską užlies. Kažkaip taip, žinok, čia jie žino, apskaičiuoti, ar jie žino, kad jie kažkaip bus sunaikinti arba uždaryti kažkokį kalėjimą. Ten prie tų krantų, reiškia, jie viską niokoja, ką gali išlupt dar, kol vanduo neužpylė, turbūt. Aš taip suprantu.
Taip, dėl to čia tie mokesčiai, čia tos kainos kyla, čia iki galo čiunkuos, kol mūsų iščiunkuos, mes mirsim iščiunkuoti, likę be nieko. O tai tas kainų tos kilimas, šitie toks buvo vos neženklas kaip ir migruota, ne, kaip pasakyti, stumia tave iš tos vietos. Nu, sako, tie, kurie supras, kurie supranta, mato globaliai, pradeda skaičiuoti, mąstyti ir per tą judėjimą, pavyzdžiui, išvažiuoja kažkur, vat, kaip manau, vat, partneris, jisai strateguoja, jisai paskaičiuoja, jisai tokį planą padaro, jis vat, palygina, ar ne, kur tu pradėsi matyti plačiai va, tą horizontą, taip skanuot, kaip kokio jūrų, pradėsi vat, skaičiuoti žvaigždes, ne kažkas tokio, žinai, kompasų naudotis, kažkaip pat kažkokiais priemonėm, kaip tas artificial dabar yra, ar ne, jeigu tu pajungi, vat, kažkaip apsiskaičiuoji, pradedi galvoti, mąstyti ir tikrai grinai skaičiuoji, vat, okei, aš čia išleidžiu tiek, o ten išleidžiu tiek, vat, aš ten padarau taip, o va čia padarau taip, kiek man pliusų, minusų ir kas pabaigo įkrantai, mano tą kapšį, ar aš viršu, ar aš apačioj. Kažkokie va tokie skills turi būti ir, sako, tie, kurie vat, pradės taip matyti, skaičiuoti, automatiškai gausis, kad jūs, sako, trauksitės arba į tą šiaurę, sako, arba rytus, man šiaurė rytus rodo. Šiaurės rytus, aš galvoju, kokios čia Lietuvoje vis tiek prie tos vandens yra šonas, tai turbūt ten skęsta vieta, aš taip suprantu. Nu, man rodo, kad Lietuva turės kažkaip, prieš tai jau, kai klausai, kaip čia bus, lyg ir taip parodai, bet dabar matau vėl antrą kartą patvirtina, kad Lietuva dabar turi nuspręsti, arba jie kabinsis prie kažkur, arba jie kabinsis prie Lenkijos, arba jie kabinsis Prie kažkur. Baltarusijos, man eina. Jo. Kažkaip išgirdau to Lukašenkos balsą, vis tiek sako, jūs pas mane ateisi prašyti tipo draugystės. Jo, ir aš matau, kad jeigu mes prisikabinam, tai mums neleidžia, tokia kaip platforma pakiša. Ai, duoda išgelbėja, ne, kažkaip, kaip tauta gal ten kažkaip leidžia išlikti bent jau. O aš matau, kad vat, Latvija eina į rytus prie Ruskynų, o Estija grinai vat užšalo, nes jie eina su Skandinavija. Ledo siena. Kalba jų ta labai panaši skandinavai, faktiškai jie vos ne ir yra. Ok, čia labai daug visko prisirašiau, daug visokių klausimų yra, neaiškumų. O tai, tarkim, Italija, ten, kur ta Viduržemio jūros, tas vadinamas, ten ta Kroatija, žinai, čia ta visa lankas, tas toksai Prancūzijos ten kampas yra, ten tas Marsilis. Kaip toj vietoj ten pakils vandenys, išlies stipriau, ar jie ten kažkaip apsisaugo, nes ten tas barjeras yra to šone, to Ispanija. Man rodo, kad ten iš pradžių kažkoks vanduo labai pakils, labai staigiai. Aha. Kaip pražudo prie krantų, žodžiu, esmė, kad prie krantų daug pakils, ne vanduo, įeis gilinį į žemę. Jo, o paskui, man rodo, iškyla kaip koks vulkanų, žinau. Prieš kurios vietos? Plokščiais kampus, nu, va ten, kur Viduržemė, žinau, Afrikos, va ten to šiaurė. Tai ten tos etno yra. Ten yra tas Vezuvijus, yra, bet kitoj pusėje ten, kur, nu, netoli Roma. Ten iškyla. Etno netoli, ten aš dabar bijau pameluoti vieną iš salų. Jo, ten yra saloj. Ir aš matau, kad ta etna kokiaro išauga, padidėja, pakyla į viršų. Ten etna, tai Sicilijoje, aš dabar bijau pameluoti. Jo, etna yra Sicilijoje. Dabar kur jie, dabar skandina beje. Jo, ir iškelia paskui, matau, kad pirmiausia užlėjo, paskui iškyla dar labiau, kažkaip dar didesnis tas vulkanas, žinau, ta plokštė dar labiau iškelia. Šiaip tas vulkanas yra veikiantis, jis tam, žinau, pagaruoja ir vienas ir kitas, tai tu nori pasakyti, kad bus išsiveržimas tų šitų vulkanų, kai čia pradės kelti? Bus, kažkas bus, bet ne iš karto bus, kai vanduo pradės slūgti žemyn. Pradės toksai kaip ta plokštė kelia, žinai, ir vat kai kelia, jisai sprogsta. Nes tam iškilimui reikia energijos ir taip kaip iš apačios šauna, žinai, kad iškiltų, kad prasimuštų. Žinai, kaip dantis kalasi per smegenis, per smegenėlis tas dantenas. Tai jam reikia energijos ir atrodo, plyšta, grinai tokį vaizdą rodo, plyšta kaip burnuoji dantis prasikala ir kad šautų. Ten tarsi kaip per pusę, vieną pusę plėšia, kitą nenori plyšti, ar ne, kažkaip ant kitos gal plokštės stovi, aš nežinau ten. Nes sako, kad ten tie vulkanai, būtent ant tų plokščių kažkokių ten tų sandūrų atsiranda, būtent. Taip,
kažkaip yra, vat, vulkanai stovi, kur dvi plokštės susijungia Jo. ir vat, matau, kad kaip plyšta, vat, ta plokštė iškelia į viršų, tas vienas kampas, kuris kyla į viršų, iškelia tą vat, vulkaną ir jisai dar aukštesnis būna, dar stipresnis. Dar didesnis. Supratau. Tai reiškia, toj vietoj čia, kur tie vulkanai yra, tai kaip ir pasipils, aš nežinau, čia kažkokia tai bus katastrofa, aš taip suprantu, čia aplink, bet ir Afrika čia gaus biški, nes tas labai netoli nuo... Rytai, taip. Rytų, vat, kampus tikrai gaus. Marokas, kas čia gaunas, Alžyras. Jo. Marokas biškai daugiau į vakarus. Alžyras, Tunisas, matau, paskui tenai, ten tas Afrikos kampas. Egiptas, ten eina, ten ir Izraelis. Nu, bet jie daugiau į vakarus, tas Egiptas daugiau, žinai, taip į vakarų pusę, tai jie ten, nežinau, gal netiek ir daug, bet pajus tą kažkokį ore tokį tvaiką, kaip per nosis jūs nuodys. Pelenai, viskas ten, užėjus oras. Nesveikas. O tai, žiūrėk, tas karas Ukrainai, pavyzdžiui, ten jinai gaunasi tokia, man eina šitos kaip užanty, žinai, ta Ukraina. Kaip taptų netoli vandenyno ta Ukraina, man toks išlindo vaizdas, kad ten derlingo žemės, tipo, nori išnaikinti tą populiaciją, nes matyt kažkas ten susiplanavo ir turbūt įsivaizduojam, kas ten susiplanavo. Savo naują valstybę, aš taip suprantu. Man rodo, ten tokį kaip barjerą, žinok, ten susijęs tuo planu, kad tu sakei, kad tu klausai, kad jie žino, kad čia jiems šakys tam kampe. Jo. Nes ten vanduo užpils tą visą Izraelį ir tą iš pradžių, o paskui jam ten, sakau, toks nuodijimas per orą eis ten nuo tų vulkanų. Toks grinai kaip juodos moros, pelėsiai kažkokie. Taip. Gali ir užnumirt nuo tų smalkių. Ir jie tenai matau, kad iš pradžių padaro plynę, iškerta viską, išnaikina, ten nieks negali gyventi, grinai kaip kokia Sahara bus, net tundra, žinai, tokia. Ir paskui jie ten kaip miško apsistato ir tą miške gyvena, va, tokia barjerą savo pasidaro. Tokia, va, nieks net nepastebės, kad jie ten susikūrė civilizaciją naują. Ir man truputėlį, žinau, jausmas, kad jie visada taip daro, nes jie tokie žiurkėnai yra, jie išnaikina, paskui tipų mes atstatysim, bet aš tau pasakysiu tiesiai šviesiai, aš buvau tam Izraelyje, jie ten kažkaip tom technologijom atsistato tuos augalus, bet ten labai sunkiai viskas dygsta, nes ten, kur tokios energetikos žmonės, ten iš esmės augalija neauga, supranti. Jie yra parazitai. Tai čia panašiai irgi bus tokia, kaip matau, kad nieks neprigyja. Vazoninės gal kokios gėlės, žinai, va tokie tik tai sugeba jie ten išauginti savo botanikos sodus, bet tikrai ne gamtos. Jo, tos sėklos kažkokios matau, kur naudoja, jos kažkokios modifikuotos nėra, visiškai grynaus, kažkaip nesutinka užaugti, kažkas tokio jie ten nervinasi. Bet aš matau, kad man ir Lietuva prikabina prie šito, žinau. Ir aš matau, kad dabar priklauso, kur Lietuva eis, ar į Lenkijos pusę, ar į Baltarusiją. Jiem tokie du variantai yra. Kurią energetiką rinksis, nes iš esmės dvi skirtingos energetikos tiek ne. Taip, labai. Man aš tiesą pasakius, aną dieną, kaip žiūrėjau tos miškus kertamus, man toks ir balsas, žinai, atėjo. Sakau, tai, tos tautos, žinai, nesakysiu dabar garsiai. Sakau, tai jūs čia ką, išsikirsit savo ir nebus žalumos. Tai aš išgirdau, mes per 10 metų viską atsiauginsim, kai jūs išeisit, įsivaizduoji. Jie turi tą technologiją, jie matau, kad labai greitai viskas ten per... man čia telepatija rodo, kaip, nežinau, kaip pirštu, taip, žinai, taip sprakt ir jie užsaugino viską. Bet aš matau, kad kažkaip yra, kad energetiškai nebeišeis taip, nes ta energetika pakito. Tai dažnai keliasi ir ta žemė nebėra tokia. Matai, yra tai kur karas, ta energetika kaip ir nudobėma, bet to šiaip Ukrainos energetika yra ženkliai blogesnė, aš tau galiu garantuoti, nes aš pažįstu ukrainiečius. Ir aš pažįstu lietuvius, kad ir kokie ten nebebūtų, kai kūnai ir ten nuolat skundžiasi, bet vis tiek jie tokie strojini, žinai. O šitie tokie, jie apsibūrė, žinai, persmilkę prakeiksmais kažkokiom magijom.
Jo, ir dar tuo karų užsipylė, žinai, Pavydu, krauju. karų užsipylė, jo, kraujais ten kraujinės, tas magijas visokias naudoja, ten Taip. jų ten, Taip. kaip ten tos vadinasi, mirties ten tos magijos, nepamenu net vardą. Ne makumba, bet kažkokia kita. Jo, Nekromantija, Jo, nekromantai ten geri. Aha. Tai va, Nu, tai, gerai, tada grįžtam. Aha. jeigu, Sakyk. pavyzdžiui, man rodo dar čia su ta magija, ta nekromantijos, žodžiu, man rodo, kad yra ir istoriniai tie dalykai, ten jie ir žmonės pardavinėjo valgy žmogieną. Tai kai ten sako, satanizmas faktiškai gimė, tai kažkokie, nežinau, varrino, pažiūrėjau. Jo. Judėjimas, aš dabar neatsimenu, ką. Ten yra tie visi labai jaugę ir aš matau, kad ten buvo išsirinkta ta tauta ir tas kampas ir tas kraštas, ta žemė nebereikalų, nes atitinka jų tą energetiką, kur jie migruos ten, užsibarikaduožnai tam savo naujam pasaulį. Su lietuviais truputėlį kitaip, mes čia tokie kažkokie miksuoti esam, bet vis tiek kažkaip, nežinau, kitaip, kažkokią žalumą jaučiu, tokią gyvą, žinai, žalumą, tokią kaip žolę valgyčiau. Nu, lietuviai tai migrantai, žinai, jie migruojantis kaip paukščiai. Kitokia jų energetika, nes jie tai ten ir, kaip pasakyti, jie tokie, man dažnai ukrainiečiai, tokie kariūnai, kur gina savo teritorijas ir jas plečia. O lietuviai tokie, kaip pasakyti, ieško savo namų, žinai, ilgą laiką ir kaip tau pasakyti, jeigu tie namai juos stumia, tai jie ieško kitose teritorijose savo namų, man taip eina jausmas, kad jie kaip gali savo bet kurią vietą pasidaryti savo namais, o taip eina. Man toks biški, žinok, čia kaip eitų dubliuotųsi su ta istorija, kur Biblijoje apie tą žydų tautą, žinai, ieškančią namų ir pažadėto žemės, tai čia tais lietuviais dubliuojasi. Kažkaip taip, žinok, susirašau man, žinok. Mes turim tą implantuotą tą istoriją, mes turim tas galimybės. Kodėl, pavyzdžiui, sako lietuviai, netgi yra Lenkų daug, kurie išvažiuos ir jie prisitaikys bet kur. Mūsų visur pilna. Mes turim tą, jo. Kažkoks kaip talentas, savybė. Ir aš matau, kad čia ta dalis, tas kampas toksai, grinai Lietuva, visa, Latvijos yra netgi, žinok. Ir kur palaidota po Baltijos jūrų, ten ta tokia žemės dalis, ir kampas, tas rytinis Lenkijos, žinok, toks viršuje. Aš net nesistebėčiau, jeigu tu pasakytum, kad Lenkai irgi baltų kažkokios tai kultūros dalis. Nesistebėčiau, mes labai panašus. Rytiniai dalis labai dideliai. Čia tas pats blynas, man rodo. Kaip vadiname, tai baltų kultūra, arba, kaip sakyt, baltas žmogus ten, iš kur mes ten atėjo iš kitos krašto. Tie suvalkai, tie jotvingiai, vadinami, tie jotvingiai suvalkai, yra kartu bendras, baltų tas tokia, energetika, ir mes tie esam didieji keliautojai, judėtojai, kaip sako. Aukšti, gana šviesios ant tos odos, šviesių akių pakankamai ir tokie, žinai, įsispraudžiam į belę kokią situaciją ir jie sutvarkom. Nepasiduodam taip paprastai. Tokias biškiai sraigiai, žinai, sraigiai su savo kelkutu prisitaiko. Kažkas tokio. Kaip sraigės rodo tos namai ant tų savo kuprų nešioji, bet pastoviai judi. Tu neužsibūni vieną vietą. Žiūrėk, klausyk, mes grįžtam tada prie to angelo, sakykime, apokalipsės pranašo ir mane domina dabar tie atsivėrę vartai. Ką mes su tais vartais galime daryti, kokias turim galimybės su jais darbuotis, ar juos reikia uždaryti, ar juos dar labiau atidaryti, žodžiu, tegul mums papasakoja visą tą vartų sistemą. Tie vartai atrodo, kaip, žinai, kaip būtų, sako man, Metatronus. Yra šis. Ir ta šis primena, žinai, kaip karuselės iš viršaus žiūrėtum į karuselės, kaip sukasi, tos sodinys tokios yra, kur ten po 2 ar po 3 susėda ir sukasi, taip atrodo tie vartai. Ir sako Metatronus.
Tai kas šitie vartai, čia tie kilimas į tas aukštesnės ir žemesnės dimensijas, kas čia? Technologija. Technologija. Kieno čia ta technologija yra? Drakonijanų maišytų su reptilianais ir dar kažkokias, čia sako, net nežinau, dabar negaliu įvardinti, neišgirstu. Jie turi tam tų portalų kažkokį atidarinėjimo, kažkokius aparatus. Kam jie tos vartus dabar atsidarė, ką jie ten per juos leidžia? Jiems nereikia labai daug leisti, tie vartai patys kaip technologija įeina ir sunaikina, ką reikia sunaikinti. Tai tas vartas, tas vartai. Spindulys, tokia spinduliuotė kažkokia eina, žinau. Tai ką jie ten nori tą spinduliuotę, ką jie nori padaryti su tais vartais? Šlavimas. Bet jie leidžia kažkokias, tai nežinau, energijas, būtybės, ten tos, kaip ten tos raitelius apokalipsijos leidžia kažką tai ten. Raiteliai jau siaučia žemė. Sluoksnius kažkokius leidžia, kažkokius iš kitų gal ten tų kaukolinio, dar kažkokių ten tų visokių dimensijų. Raiteliai jau siaučia žemė. Kiek laiko jau tie raiteliai čia plavinėja? 500 metų. Okay. Kiekvienas turi savo erą, kiekvienas turi savo paskirtį. O tai šiuo metu jie ten visi plavinėja, ar ten vienos rūšies yra labiau suaktyvėję? Daugiau tas baltas, tas toks peiltas, tas jau paskutinis. Tai kas ten mirtis, kas ten buvo maras, kas ten nepamenu. Pirmas buvo užkariavimas, antras buvo mirtis, jo mirtis, paskui buvo tas kaip ligos ten kažkokios. Ir tas paskutinis. Dar badas, lyg tai buvo badas. Ir tas paskutinis, kažkoks neatsimenu, kaip jisai. Nepamenu dabar, žinau, bet jisai toksai, kaip jau viskas, pribaigt viską. Kas dar gyva, tai jau pribaiginėjai. Mes kaip gyvos, tai gyvos, ar ne? Nes matai, už kitoj pusėje tas angelas atėjo pasiėmė, saugo, sako, aš pasaugo. Gerai, dabar to angelo šita funkcija, kokia yra, pavyzdžiui, yra bundantis žmonės ir nebundantis, ne? Tai mes jau suprantam, kad jau ten nebundantis žemos sąmonės, kur savo gyvenimo nekontroliuoja likimo, tai jau ten su raiteliais eis paskui. O tie, kurie nenori šitos apokalipsės, ką galima padaryti, ką tas angelas mums gali, kaip pasakyti, ar duoti, ar padėti. Kaip... Sako, supraskit, kad yra karo ligonė. Yra karas ir yra karo ligonė. Aš ateinu kaip karo ligonė. Ir aš jūs priglaudžiu tuos sužeistus. Aš jūs pasaugau, jūs būsit sužeisti. Kare visi būna dauguma sužeisti. Ir aš sako, jūs pasaugosiu, kol čia viskas nurims. Ir sako, tie, kur kariauja, ta technologija turi sutikti su mano buvimu ir ta karo ligoninė. Ir taip, ko aš darau, nes kiekvienam kare tie paramedikai turi būti leidžiami ir gerbiami, nes jie atlieka tą paramediko, tą gelbėtų, tą tokią gyvūnų misiją, tą tokią sergėtų šiek tiek. Tai reiškia, kiekvienam tam, kuris eina šviesos keliu, reikia kažkokios tai apsaugos, sakykime, ir dieviškos, ir angeliškos, ir ten tos kosminės šeimos, kitaip čia, nieko nebus. Taip, kiekvienas, sako, turi dabar suprast, kad jūs neišvengsit tų karų, kažkiek mažiau, daugiau bus pasirinktas, kiekvienas iš jūsų pasirinks tokį kaip kelią, kaip busit įmesti, kaip busit priversti, kai kas gal pasislėps, kažkas pabėgs, bet visi busit kažkokio individualiai paliesti skirtingai ir renksitės tą savo path, tą kryptį, žinai, kaip tu gyvensi, kaip tu išgyvensi, kaip tu elgsiesi. Ir sako, atėjus laikui, visi kažkiek daugiau mažiau, sako, būsit apsaugoti. Jeigu, sako, sąmoningai suprasit, kas čia vyksta ir jeigu tą pagalbą, sako, sugebėsit prisikviesti. O jūs, sako, prisikviesit, jeigu jūs žinosit, kaip ir kas ta jūsų pagalba. Kažkas kviečia šeimą,
Kažkas kviečia savo kažkokius bendražygius, kažkas kokius gaus atidaryti, kažkokia atsidaro kažkokia, kaip tas karo ligonys, kažkoks stovis, kažkam kažkokie plejadai, matau, numeta kažkokius instrumentus. Bet čia nedaug tokių bus, čia mažas, žinau, kiekis matau. Tai, nu jo, tai reiškia, mes savo sąmoningumo tą kėlimą šiuo metu turėsim panaudoti savęs apsaugą ir išgyvenimą, aš taip suprantu. Taip, dabar jūs prie to faktiškai dėl to ir paskutiniu metu visai tam, kaip faktiškai grūdai galas, galima sakyti, į pasąmonės, kad kažkas išgyventų, aš taip suprantu. Jum ir metą scenarius rodo vizijas, rodo per sapnus, rodo per kažkokius netgi gyvenimiškus, per fizinę plotmę, tokius įvykius dėlioja, kad jūs pradėtumėt galvoti, strateguoti ir jūs pradėtumėt ruoštis. Ok. Šitą, jeigu tave domina, atsiverčiau Apokalipsės žirgų reikšmes. Baltas žirgas yra užkariavimas ar apgaulė. Antras raudonas karo. Trečias juodas, bedas ir ketvirtas bryškusis pelenų spalvos žirgas mirtis. Taip, paskutinis mirtis. Tai čia tas pats, ką matė ir Ginger savo sapnuose šiandien. Nu, man labai, žinau, koreliuojasi į paskutiniam tam tokiam etapą su tuo, paskui tą žirgą baltą, tą blyškų, tą peil, su tais savo šernais. Nes pažiūrėk, aš vieną kažkaip esu girdėjusi, kad liga kažkuris turėjo būti, bet dabar nematau parašyta. Tas trečias, man atrodo. Už trečias tas. Badas, ne? Badas ir ligos, jo. Ok, bet ar kiekviena apokalipsė vyksta pagal šitą scenarijų? Pirma baltas, antra, paskui raudonas ateina, paskui juodas, ar čia gali ateiti belekas? Iš eilės jie eina. Man irgi eina, kad iš eilės, ne? Jų yra hierarchija. Ne kad hierarchija, bet toks pasiskirstymas. Negali mirtis pirmiausia ateiti prieš užkariavimą. Tai tu nori pasakyti, kad jau mes tą užkariavimą, karą, badą, lygas kaip ir praėjom, tai dabar liko tik ta mirtis. O tai ta mirtis bus kažkokia tai vėl pandemija užleista, ar čia bus mirtis tiesiog, kaip tu sakai, visokios klimatinės sąlygos baisios? Tas nunulinamas. Tas spindulys. Ok, eisim dabar prie to spindulio. Žiūrėk, tu man sakai pačioj pradžiai, kad atsidūrė tarp debesų, kurie tau atrodė labai technologiniai. Ar tuos debesis sukelia šitie tie vartai, čia kaip jos pavadinta technologija, ta triuba? Taip, Metatronai, taip skraido aplink. Suka, atkrinai tokie kaip dronai, tokie kažkokie, daug tokių mažiukų didelių. Plimpuoja, pulsuoja, ne? Gerai, ar mes turim kažkokią tai galę, tos metatronus kažkaip tai sušvelninti, ar mes iš vis neturim tokios teisės? Dabar, kai paklausė, aš pradėjau taip nuo savo erdvės, taip, žinai, kažkaip taip juos paveikti. Nustumta. Jo, taip, akim, žinai, primerkiau taip ir galvoju, dabar tai jums šakutė, žinai, nes pamačiau. Ir matau, kad iš viršaus tada kažkas kaip tokia didelė ranka, žinai. Dabar nežinau, ar čia iš dievų sluoksnių, ar čia absoliutas, ar čia visata, šviesata, ar čia kažkas dar. Toks matau, kaip pirštais, tai savo 5 viena ranka taip atėjau kairę, kaip iš pirštų paleido tokį kaip tinklą ir tuos metatronus, tuos troniukus taip sutraukė ir išsinešė. Ir dingo tą ranką. O tai tų metatronų jie gali sėti, kiek jiem reikia, ar yra limituotas kažkoks skaičius? Čia begalybė. Gali prikurta, ne, begalybė. Čia vieną nutraukė, kitą 10 pastatys kitą dieną, turbūt taip, ne? Ir aš matau, kad mūsų žemėje labai tų padaugėjo. Čia atsidarė tokia kažkokia sistema, kai tų dronų pradėjau, dronai čia tie skraidyti pradėjau, visokie ten tie interneto Starlinkai, netgi to Masko, čia matau irgi tą pačią sistemą įeina, tą pačią kryptį, visokie antenos, viskas čia, tie visi tos technologijos, čia tie metatronų, tas vartų tos technologijos, tas dalis. Sistema. Čia tas pats, jie kažkaip ant to pačio dažnio pajungti visi.
tą O patį tai mes spinduliuotą duoda. pasirašė kažkokį kontraktą su tuo visu, kad jie čia tais metatronais mus bombarduos. Jūsų valdytojas, sako, taip. Valdžia, ne? Jo valdytoja pasirašė vat, su tais vat, drakonijanais, tais O tai kam valdžia reptilianais. kam valdžia mainais gauna už tą šitą naikinimą planetų? Ką jie Marsą gaus kelialapį? Kažkoks, vat, kaip atsisėstų šalia tų drakonijanų, tipo kažkokiam laive. Nu, gali būti ir Marsas, gali būti ir kažkokia kitokia vat, civilizacija, gal ir nebirų, gal prižadėta, nežinau. Bet jie turi įvykdyti savo pažadą iki galo, vat jie. Kai ateis tas apokalipsės, tas Gal galutinis jiem taškas. pažadėta įsigelbėjimas tiesiog? Jo, kad jie tipo Gal pakels į jų tą tiesiog nieko negaus valdytojų ir leikštę. įsigelbės. Aha. Gali Ir būt, nes vėl jaučiu išmes. toksai apgaulį. Taip. Man irgi toksai apgaulė. Arba mirsi, arba išgelbėsim tave, bet turi nužudyti savo rasę. Jo, O tai tas Nibiru iš tikrųjų priartėjęs iš čia su tuo Nibiru susėtė metatronai tie. Nu, paraleliai matau, yra jie. Bet aš nepasakyčiau, kad jie iš to Nibiru yra. Jie čia yra kažkaip tas Nibiru eina šalia. Paraleliai, Tai bet gal jie ten nėra. kokią batarėją tas Nibiru? Nes tas Nibiru tai toks kaip stebėtojas, toks kaip Nu, man irgi Stebi, toks kaip kažkoks šnipas. kaip stotelė, kažkokia, nežinau, kažkokia tai. toks kaip nėra jisai kažkaip įtakotojas didelis, bet jisai stebi, vat, kaip gaus, žinai, kaip paleistų vat, tave atlikti misiją ir iš paskos tau kažkokį vat, budelį, kad stebėtų, ar tu tikrai padarysi, ar tu viską 100% įvykdysi. Ir jeigu kažkur kažką blogai padarysi, jo bus Vardu bus- Nibiru. bus priduotas vat, valdžiai. Vat, kažkas tokį pasalinį šunį, kaip tas Nibiru, tai man pasalinų šuo toksai stebėtojas, žinai. Bet tai reiškia, aš taip man toks vaizdas darosi, kad tas technologijos tai turbūt kitos rasės yra, o tas, Taip. kas stebi, yra dar kitos. Ir taip, Taip. toks, kaip pasakyti, laibelis, toks užpūdo mane. Jie ne visai pasitikė tą rasę, žinai, ką jie daro. Ko Ne. jie ten taip nepasitikė? Nes, nu, tie visi virusiniai, jie žinau, kad jie vieni kitais negali pasitikėti, jie jau tik ieško alais, Bet jie ko bijo, kad jie kažką per daug padarys, ar kad jiem nepasiseks, ką ten suplanavo, kame pats pagrindinis yra tas nepasitikėjimo klausimas. Sako, ir jūs sako, išdavystės mes bijom. O tai ko jie bijo, kad tie drakai perims tą visą žemę ir juos išspirs? Man rodo, tuos visus mūsų, kur čia yra implantuota mum į žemę, tuos dievus. Egipto tos dievus, vat, kad ir Olimpo tos dievus ir tuos graikų, romėnų, tas visas vat, mitinės būtybės, vat, rodo, kad tie vat, buvo išdavikai. Čia buvo kažkoks planas ir vat, tie dievai kažkaip išdavė tas sluoksnis juos. Tos vat, ponus ten visagalius ar net tuos. Nu tai aišku, kad išdavikai mes nesutinkam su jų sistema, nu tai kas čia gali būti. Ir aš matau, kad vat, jie visą laiką bijo to paties, kad vėl tas pats jiem atsikartos. Jie vat irgi biški tokie baimių visokių turi, nes jie irgi, jie tai iš viso atsimena viską, jie žino ir jie tokį įtarinėja viską ir kiekvieną, net patys save įtarinėja. Mes kiekvieną kartą kokią bombytę. Jo, pyst pirdalas toksai, žinai, ir išėjau ir nušlavė viską. Per visą kitą kampą, negu tikėjęs. O, tai gerai. Šitą, žiūrėk, labai norėčiau, taip, bam, tokį pirdalą, tokį dabar jam dėti, tą nebirą. Ar galėtų tai padaryti? Mano vardu, jeigu nenori savo. Galim. Tai pasukėm tokį piruetą ir įkaukį tą, žinai, metatroną, kad pasisuktų biškai. Jo, tai kažkaip banga nuėjo ir matau, kad kaip tas metatronas, kaip žinai, išsikreipia, kaip jo trajektorija pasisuktų, kaip turėtų būti ant žemės, į žemę, tai pasisuka į kažkaip taip stačiai. Jo, taip kreivai atsistoja. Tas angelas, taip žinai, pasisuka. Vieną galą į metatrono parijungiam, žiūrėk, prie šitų Anunnakio, kitą prie trakų. Jeigu pasipumpuoja dabar. Nu, šitus kiaušinius. Žemės, žodžiu, orus sumaišom. Jo, išėjo.
O, matai, kokia gera idėja. O tam vat, Mm. vandeniui tas metatronų, tos visos sistemos, jam kažkaip trukdo ateiti, ar čia iš vis kitas sluoksnis, jis ten nieko bendro su jais neturi. Kažkaip čia kitaip, tas vandenis daugiau per žemę eina, per žemės tą pačią, tą gają, tą energetiką, čia kitokia, žinau, čia kitaip. Jis nepavaldus tam metatronui. O Jis kaip šitie toks, parazitai, kurie daro tą technologiją, jie kažkaip įkinko tą energetiką vandenio, kažkaip pasinaudoja tuo tą ir ateinančią. pasinaudoja, bet dėl to pasinaudoja, kad jie dėlioja savo įvykius. Jie negali jų pakeisti, bet jie dėlioja savo įvykius, savo egzistenciją, savo išgyvenimą pagal tą informaciją jų. Nes jie žino, nusiskaitę yra, ką jisai darys, kaip jisai veikia, ko tikėtis. A, tai jie rupūžės bijo neišlikta, na? Taip, taip, jie to paties bijo kaip ir mes, bet mes tai nežinom ir mes stovim įkalti, o jie tai bėga, jie strateguoja jau 200-300 metų atgal į priekį, stumdo. Taip, supratau, su technologijom, atmintim lengva ir stumdai čia tokius, bet žodžiu, vis tiek ten jam kažkas nepaeina, kaip jie planuoja, kaip ten sako. Ne, nes yra vienas, juokiasi, žinai, bet... Nes yra kažkoks procentas labai mažas, kurį jie negali apskaičiuoti, kur yra netikėtumas. Ir vat mūsų tie va tokie bomboškiais, tie va pirdalai tokie, va juos gali visą jų planą pakreipti. Ok, gerai, tada reiškia. Ai, aš kitą klausimą turiu. Ar visos būtybės, kurios gyvenančios ant žemės ir turinčios vis dar degančią sielą, jie yra buvę milžinai? Dauguma, kokios 60% sako, taip rodo. O tie, kurie turi užgesintą tą jau sąmoningumą, ar ten, aš apie tos klonus nešneku net, ten iš vis atskira tema. Tie, kurie užgesusios sielos, jie buvę milžinai ar ne? Dalinai. Ir aš matau, kad jiem duota yra 200 metų nuo dabar. Gal kokie 2-3 metai atgal kažkoks kalendorius įsijungė 200 metų į priekį, kad jie atregeneruotų tą atmintį, kad susivoktų. Ir jeigu jie per tą intervalą to nepadaro, jie kaip dingsta, kaip dulkiai suyra, sunaikina juos. Ai, bet tai čia tas 200 nuo tos Tartarijos, ne karo, čia taip išeina. Į priekį, čia kažkas nuo... Čia susijęs tais Tartarais, bet ir susijęs dar su kažkuo, aš dabar dar nematau, nesugebu nuskaityti, nes labai toks didelis kažkoks laukas. Nes man rodo, sako, jūs buvo nužudytas tų milžinų kūnas, bet sako, ne pasąmonė. Pasąmonė tai persineša kažkokį procentą vis tiek į kitą reinkarnaciją. Nesvarbu, kad mažas kūnas ar kažkokia kitokia ta išsireiškimas, ta egzistencija kitokia, ta sluoksnis. Tai gerai, kaip pažiūrėk, mes tada einam prie to, kad mes esam buvę milžinai, ne, jau mes tam ir matę hipnozę ne pirmą kartą. Tai reiškia, jie puola šitą rasę milžinų, dievų milžinų, kaip nori taip vadink, dievai irgi milžinai. Ir, žodžiu, mus ten kažkaip tai supakuoja, dažniausiai matom, kad suakmenėja kažkaip ten tie kūnai mūsų ir, žodžiu, mūsų pasąmonė tuo metu ten, aišku, išeina iš to jau mėsinio to kūno. Bet reiškia, jie ten be abejo buvo suplanavę ne tik tą mūsų kūnų suakmenėjimą, nes aš kaip suprantu, tas kūno suakmenėjimas, jis ne tai, kad kaip kokie pelenai, žinai, į orą iškilo, žodžiu, žemė absorbavo, o tas suakmenėjimas, man toks, žinai, kaip įkalinimas eina. Ir tu, kol negali išskaidyti to savo kūno, to, žinai, mirusio, kaip ta mumija, pavyzdžiui, irgi lygiai tas pat. Kol tu negali išskaidyti to kūno, to tarsi ta pasąmonės dalis kažkokia to gyvenimo yra įkalinta, ar ne? Tai reiškia, aš taip suprantu, tą pasąmonės dalį taip pat kažkaip išplėšia ir tu gimsti sekančiai tą jau kartą, jau ten jie užmodifikuoja, be abejo, kad nebebūtų to kūno, tokio, žinai, didelio. Reiškia, sumažiau tos pasąmonės, be abejo, ten supakuota, ten užmanipuliuota ir mes dabar tai susivokiam. Mane ateinam iš tą tašką, kad tai suvokiam. Ką mums dabar daryti? Man rodo pirmas dalykas, kad ta pasąmonė, ta milžinų, ji kažkaip atsiregeneruoja, net tas DNR atsiregeneruoja ir aš matau, kad
pradeda atsirasti vėl tie milžinai atgimt, kaip kūnas aukštas žiauriai. Ir man rodo tą vieną, žinok, toks yra krepšininkas, jis jaunas, tas bachūras, jis ten 2,30 m, man atrodo, ar 2,20 m ūgis, žiauriai didelis. Ir man rodo, vat, kai tu pradėjai pasakot, va, tą visą dalyką kaip išplėšiai įdeda ir aš matau, kad ten jau ta DNR, tai milžinų yra. Tai čia mūsų daug, aš manau, kad ir Trumpas buvo milžinas, pažiūrėjau, didelis. Jo, tas čia, bet čia kažkaip atsiregeneruoja, pradeda tie milžinai grįžti, kažkas čia, bet čia man kažkas... Man tai tas pats. Tai reiškia, tu pažiūrėk, kokia sąsaja yra tarp milžino ir sąmonės ir to DNR ir žmogaus ūgio, pavyzdžiui, ir išvaizdos šiandien dienai. Nu, 100%, man viskas čia taip... 100%, na? Jo, ir aš matau, kad kuo toliau, tuo aukštesnė auga. Tai reiškia, tie maži žmonės, kas su jais yra negerai, o taip paklausti. Jie per mažai atbudę, ar jų visai kitokia genetika? Nu, va čia tie, kur net bunda, kur nesukonektina. Arba jie yra tie vat klonai, arba jie yra tie vat robotai, arba jie yra tie vat kažkokie perimti totalūs tie kūnai, kur tik kūnos, bet turi haustą, žinai, kažkokia kita, kur net užspausta, ne tik kosminė dalis, bet ir ta milžinų pasąmonė ir dar čia kažkokios eina, kažkokios dar kitokios. Gali būti, kad per kūną ir pasąmonę labai reguliuoja. Tarkim, įsivaizduok tokį scenarių. Tu esi milžinas, turi milžino pasąmonę ir tave įkiša į kokio liliputo kūną. Kaip tavo pasąmonė veikia tokiam kūne, pažiūrėk? Ta programacija iš karto programuoja. Tave iškart spaudžia, negali vystytis, ar ne, aš taip suprantu. Kūnas aukštesnis, tuo tau lengviau, išsiskleis tą pasąmonę, aš taip suprantu. Kažkaip taip yra, kai įkiša, gali paimti, pavyzdžiui, milžinų to didelių pasąmonę ir įkišti į tą liliputų. Taip, aišku, kad gali. Arba nykštukų tą kūnelį. Ir jisai viduje tokia kaip vidinė kova turi, jis nesupranta. Bet jisai negauna paaiškinimų, nes jisai neatsimena, nes jam užspausta atmintis. Ir jį per tą kūną programuoja tokį visokį pažeminimai, žaidinėjimai, tu čia mažas, tu čia toks pajuoka, bla bla, atstumimas, žodžiu, visuomenės labai taip sutraumuoja ir paskui kitam gyvenime jau jisai nebeieško, prieš kitą reinkarnaciją nebeieško tos aukštesnės savo dalies, nes atrodo, aš noriu pamiršti tą dialogą savyje, tą draskymąsi. Ir taip ta pasąmonė taip mažėja, projektuojasi, taip karpusi, pjaustusi. Jie taip traumuoja, sakykim, tą tokį dydį, nes tas dydis toks ir kūną, tu savo tą dydį, vidinį dydį asocijuoji su to kūno dydžio, ne, kažkaip yra tas. Ir pasąmonė pačia yra netgi įsivaizdumo to suvokimo, netgi leisti savo būti kažkuo daugiau, pavyzdžiui, kaip aš sakau, aš noriu leisti savo nebūti ubagu, ar ne, kaip čia įsileisti. Va čia netgi su tuo irgi susiję. Ir pavyzdžiui, aš matau, kad tie dabar, kur pradeda regeneruoti tą milžinų pasąmonę, jie eina į tą didesnį kūną, tas kūnas kaip temptųsi, kaip DNR trūksta ir atsiranda ten kita nauja ta tokia ir tu augi. Ir aš matau, kad čia dar vystosi irgi jau jie. Ir toks kaip gaunas kaip gepas. Vieni krenta į tam kuo mažesnį kūną, o tiek eina į tą tokį išvis didelį. Kuo toliau, tuo labiau. Aš tokį pastebėjau dalyką, kad gyvenu šaly kaip ir tu, kur daug yra mažų žmonių, jie neturi posakį, kad ūgis jau yra pusė grožio, jie taip sako. Supranti, jam taip, mes kažkaip gal Lietuvoje to neužakcentuojam, tai nėra taip aktualu, žinai, bet va čia jam pusė grožio, jeigu moteris tam tokia simpatiška, bet labai aukšta, ten jam atrodys gražuolė, supranti, tai aš noriu pasakyti, kad greičiausiai mes iš vidaus jaučiam tokį norą ir poruotis, ne tik su gražiais, bet ir su aukštais žmonėmis. Tiek vyrai, tiek moteris turi menį. Jo. Yra jausmas. Taip, jausmas, nes per tai, žinai, pavyzdžiui, kaip kažkaip išmetė man vyrą, mažą vyrą ir aukštą moterį. Žiūri ją kaip į deivę. Ir jis labai nori su jie susilaukti palikonių, nes čia jau pasąmonė, ta milžinų nori ateiti. Jam atrodo, kad šis čia pakėlė savo kokybę kažkaip, atrodo per tą moterį. Visi žiūri, atrodo, wow, čia čia vyras. Jo, bet čia tas toksai virusinis, tas toks mūsų materialinis, tas toks 3D, žinai, vaizdas, bet jau pasąmonė, jau jam duoda ženklą, žiūrėk į tą moterį, su jie susilauk palikonių, nes tavo milžinų pasąmonė implantuojasi per tą deivę į tą kitą aukštesnę,
kaip lygį, tą pasąmonį, tą DNR aukštesnį, tą tavo A, milžino pasąmonį, tu atidarai kaip vartus kažkokiam kitam milžinui įeiti į tą vaiko kūną, kuris bus aukštesnis, daugiau turės tos pasąmonės nei tu. tai reiškia, kad jeigu yra žemo ūgio žmogus, tai daug paprasčiau jį implantuoti kažkokią tai sielą, žemų vibracijų, kloną ir taip toliau, ne? Aš taip Gali suprantu. būti, taip, gali Nes būti, jie bet gali mažiau būti. priešinasi. Jo, nes jis suspaustas, jis yra toks užspaustas, tos kojos patrumpintos, toks apkarpytas, matau, toks. Dėl to ten sako, ten Kinijai, ten, ne, Japonijai labai daug ten tų kyborgų tų vadinamų, netikrų žmonių. Jie mažiukai, mažo ūgio jie visi. Jo. Taip. Nu, įdomus labai variantas. Gerai, tada žiūrėk, mes po truputį aš vynioju atgal į visą istoriją, jau to išbaigsim šitą temą, nes labai ilgai įsipėtėm. Ar gali paklausti to angelo, kadangi jis mačiau ir paėmė tą tavo rugiagėlę, ar jinai turi kažkokį ypatingą tau reikšmę, kurią tu matei pačioj pradžioj, kad padavė į šviesą savo gėlę, savo, nežinau, kažkokią informaciją, pasąmonės gabaliuką, ką tu ten padavėjai? Nu, aš kaip būtų toks momentas, kaip būtų jau atrodo viskas. Aš žinau, kad jau viskas, jau bus ta banga nušluos. Ir aš tada atiduodu tam angelui, tam paramedikui, ar ne, tą savo pasaugot, kaip pagalbos ieškočiau. Ir jisai man pasakė, kad sako, mes pasaugosim. Iki kol ateis kita reinkarnacija į tą kitą kūną, galės įeiti. Bet čia aš matau, man dabar rodo dar atgal suka. Aš matau, kad aš kaip tas milžinas, paskutinė milžino reinkarnacija, aš tai padariau. Tikrai čia, man žinau, parodė tikrą įvykį. Gerai. Pažiūrėk, ką tu ten perdavėjai. Savo sielą atidaviau, tą pasąmonės burbulą labai didelį. Tai reiškia, tu bijojai, kad ta siela kažkaip tai po mirties nebus pagauta kažkur ne ten, kur reikia ir tu kažkaip sukontaktavai su apsauga, čia gal kažkokių sielų, gal kažkokią saugotoją, nežinau kaip čia pasakyti, sergėtoją. Čia tie angelai aukšti, čia tie angelai. Aha. Gerai, ką tu perdavai ir ar tu turi atsimti dabar tą, ką tu perdavai tam angelai? Nu, man toks jausmas, kad aš dabar turiu susigrąžinti, nes aš tą informaciją nenorėjau čia parodyti. Aha. Aš kažkaip sakau, tu toks jausmas, kaip paslėpėjai, kad pasaugotų iki kol tu ten vėl galėsi kažką su to daryti. Gerai tada, prašom to angelo, kad jis tave, kaip pasakyti, harmonizuotų prieš atsiemant, kas ten tavo ir paprašom, kad grąžintų atgal kažkokią tai formą pačią tau palankiausią. Nes man kažkaip, matau, kaip ligoniai taip galėčiau, sugydė kojas, tokios kaip žaizdos būtų, kaip kažkokie raupai atsivėrė, žinai. Sugydė man tas kojas ir sako, dabar jau gali eiti. Ten kažką branduolinio paleido, man eina kaip oda, žinai, skyla tiesiog kaip deganti, žinai. Jo, radiacija, taip. Tokia kaip žaizdos, kaip tu sakai, tai parodė kaip oda tiesiog oda dega. Kaip krenta, kaip krenta, plėmais tokiais, taip. Jo. Tu dar atrodo gyvas, bet jau tavo jau kaulai matos gyvi, žinai, toks, tai pamačiau baisą. Bet sugydė mane, atsistojau, aš išėjau iš tos karo ligonys, matau vėl savo gėlelę. Ar yra kažkas iš mūsų kompanijos, ką tu pažįsti, ką myli, kad reikia tokio gydymo po tokio įvykio iš tų nežinų tų karų? Praktiškai visi sugulė, žinau. Tai tada paprašom prie progos irgi sugydyti savo kompanionės, kad atsimtų ten, jeigu kažką paslėpė, palikė, kad atsimtų tą dalį, kad visų pirma išsilaisvintų iš tų suakmenėjusių kūnų kažkokios pasąmonės vadinamos ir sunaikinam tos suakmenėjusių kūnų tas dalis, paleidžiam tiesiog dūmais ir kad tiesiog išnyksta visatoj tas svoris, sakykime, tas antkapis. Man sako, ta era jau baigėsi.
Akmenėjimų, sakau, baigėsi. Ir atsimeni, čia ėjo eilė reinkarnacijų, sakau, nu taip, reinkarnacijų ir tokių vaizdų, žinai, ir eilė tokių vat, hipnozių, kur mums sakė ir atrodė, kad milžinai keliasi, kad čia juda, čia krato ta žemė, čia milžinai keliasi iš vandens, iš kalnų, visur keliasi. Tai čia vat ir yra tas, vat, yra baigėsi milžinai keliasi. Milžinų pasąmonė Čia pas grįžta. mus, žiūrėk, lietuvių tautosakoj, tai visur užfiksuota, eilėraščiai, pasakėčios, visokios ten skulptūros, ten visokie, viskas apie tai eina faktiškai. Taip. Iškeista, pakeista, žinai, kaip sakant, yra cenzūra, ten taip užkoduota, žinai, be abejo, nes kitai būtų išmetę tas pasakėčias, viską. Viskas integruota pas mus į tą, tiesiog per mūsų protėvius, tiesiog tą visą kultūrinį palikimą integruota į mūsų pasąmonės. Nes kažkaip matau, kad čia mes ta teritorija kažkaip kaip būtų milžinų didelį širdis. Ir per tą širdies informaciją, ta vibruoja informacija. Dėl to išsireiškia per visokią mitologiją, kultūrą, tikėjimą, kažkokias žinias, kažkokias misijas, veiksmus, ką dabar daro. Ar čia bus susiję čia su tom pilim, kur ten matėm tos žvaigždynės, kur ten yra kažkur Nidoj, kur ten yra ta pilis. Taip, yra susiję. Ten didelis buvo, matyti, susivažiavimas milžinų toje teritorijoje, aš taip suprantu. Ten didelė technologija buvo kažkokia tokia daugia žvaigždė tokia. Ar ta technologija kartais nenaikindavo tų metatronų? Dabar, kai paklausai, taip matau, kad šaudau spindulius į viršų. Ten buvo priešnuodis, ne, tie metatronam? Jo, žinau, kažkaip jo. Taip. Kažkaip iš pačios žemės kristalų pajungia per kristalą ir šaudau tokius ir atšaudau, bet kaip tu sakei, kaip paleisti, apsukti tą metatroną ir pakeisti jų kryptį, ar ne, ir uždėti ant tų drakų ir prie to nabirų priklijuoti. Tai matau, kad kažkas tokio, žinok, ir pakreipdavai tą, tu negali jau sunaikinti, bet tu gali pakreipti jau tą kryptį. Kaip laikų užlaužti. Aš suprantu, kad jie ten pasukti. Kai negali sunaikinti šautuvų, žinai, gali nuvytą, kur šaudo, žinai, vos ne taip gaunasi. Ar mes galim tos milžinus pasikviesti iš senovės ir dabar su dabartiniais bundančiais milžinais tiesiog vėl užkurta sistema, kad tos metatronus jų sunaikinti kažkaip, nuvyti, uždėti apsaugas kažkokias, nes ten apsaugas dėdavo, matomai, ant viso to žemės ploto. Jie atėjo, bet jie sako, vyksta, kas vyksta ir aš matau, kad ta Baltijos jūra... Žemės, ten tas pokytis, aš supratau, jau čia vandenis yra jau ten savo daro darbelius, bet ar mes galim tų virusinių padaryti nulintą jų poveikį, kad čia ir taip blogai supranti, bet čia dar jie nori padidinti, pasinaudo, žodžiu, savo reikmėm. Mums nereikia. To apokalipsės 100%, mes galime ją ištverti gal 30%, ta prasme, po truputėlį prisitaikam. Aš matau, kad jie, kaip rodo man, kaip iškyla Baltijos jūroje, vėl tas žvaigždinis miestas pakyla ir Baltijos jūra pasitraukia, sumažėja ir iškyla ta tokia kažkokia irgi plokštės dalis. Ir tas iškyla kampas kaip krantų kažkokia konstrukcija ant krantų yra to žvaigždinio miesto ir sako, aš kaip suprantu, man rodo, kad čia mes turėsim to pasinaudoti. Ar nekalbė apie tą Kuršių marios, kur yra ten, kur viskas... Jo, ten. Čia ne ta vieta? Čia ta vieta, taip. Eik, tu rimtai, gera. Taip, ten yra plokštė, taip. Tai jie nuskandino ją ir dabar sakai, o tai tam, sakai, visi tie žvaigždiniai miestai kažkaip iškils dabar, ar čia tik kai kurie? Kai kuriuose taškuose matau, kai kurie, ne visi. Ir aš matau, kad tas žvaigždinis miestas, kai jis iškils, jis labai patrauks daugybė žmonių akį, daug kas norės į tą vietą, nes labai energetika pakils viso to kampo. Tai reiškia, biški Lietuvos teritorija, čia neaišku, ar Lietuvai priklausys ta teritorija, kai iškils, žinai, bet kažkada buvo kaip ir mūsų, ne, žemės.
Jo, čia, nu, va, tas kampas tų baltų, va, čia kur kalbėjom, tai va, Lenkija, čia tas va, Kaliningradas, va, čia ta teritorija. Ten Čia šiuo metu Lietuvos. kaip ir Kaliningrado, ten daugiau, aš Nu, buvo jo, Rusų. Aha. jo, bet aš nematau, kad Kaliningradas liks, kažkas čia keis, žinau, tas Kaliningradas bus arba, sakau, Lenkija, arba kažkaip bendrai čia prisijungs prie. Nors daugiau man Lenkyną rodo, Kaliningradas kažkaip daugiau prie Lenkijos, žinau, kažkaip čia keisis, kažkokia politinė sistema bus, kažkaip turės Rusai Sakai, kažkaip bus Lenkai neatiduoda. vėl suaktyvės, ne, politiškai. Jo, jie plečia teritorijos, jie kažkaip ir Ukrainos Nu, jo, nori turi tą. dalis. Tai jie visko nori. Jie visko nori, aplink paimti viską. Turi tokių vikingiškų daugiau, žinai, baibelių. Jo, bet čia yra kažkokia strategija, aš dabar nenoriu labai gilintis į tai, bet matau, Taip. kad čia yra kažkokia strategija ir čia yra planas ir netgi matau, kad yra net su apelsinu tas sutartas planas. Ai, tiesa, pamiršau paklausti, apelsinas apie tą apokalipsę, čia tuos visus vartus, apie tos metatronus, jis kažką žino? Žinau. Kiek jisai apie save suvokė, kad jis milžinas? Sako, tiek pat, kiek ir jūs dabar suvokėt. Mano tai Sako, daugiau. 100%. Jo, sako, biškeliai daugiau. Žinai, kaip savo stilimis taip varu, sako, biškeliai daugiau, bet sako, tiek pat, kiek ir jūs. Tai jo tikslas dabar yra koks, ką jis čia daro? Šiuo metu kažką bando išgelbėti, kažką bando perspėti, ar jo netoks tikslas? Aš sako, darau viską, aš ir perspėju, ir sako, duodu ženklų, ir duodu galimybės. Aš nieko neverčiu, sako, daryti nieko. Aš tik tai galiu priversti tave daryti tai, ką aš noriu. Savo pasąmonę, per savo pasąmonę. Savo tą misiją vykdo, perspėjimą. Bet jisai sako, aš duodu, tu sako, ženklais aš duodu savo išraišką tokia, čia jo tokia išraiška yra. Pavyzdžiui, kaip jisai kalba, kaip jisai elgiasi, jį ten kaltina, sako, bet kaip jūs suprasit mano tą išraišką, tą ženklą, sako, čia jau jūsų pasirinkimas. Dabar sako, pavyzdžiui, ta Lietuva irgi... Varo koduotėm tiesiai pasąmonę. Tai jis dabar rodo man į tą Lietuvą, rodo į tą Lenkiją, sako, jūs bijot, ar ne, arba tą Baltarusiją, sako, jūs bijot, jūs drebat, jūs nenorit, aš suprantu, sako, bet kai esate maži, šioje situacijoje jūs esate maži, jūs turit prie kažko, va, tos gražuoliai, sako, ilgakojais jungtis, arba tos Lenkijos, arba tos Baltarusijos, kad, sako, jūs išgyventumėt, kad implantuotumėt tą savo pasąmonę ir atidarytumėt vartus tam atgimstančiam milžinui, tą energiją. Jūs vieni, sako, nuskęsit. Jūs vieni nuskęsit, jūs išnyksit. Nu, man kažkadkurioje hipnozijai sakys, taip, žinai, nelabai norėjo su manim daug šnekėti, bet sakė, vargšė Europą. Ir sakau, ką tu turiu omeny ir parodinį, sakau, kad Amerikoje stato daug namų kažkokiam pabėgėliam. Ir nesupratau, ką jis turi omeny, bet aišku, nieko gero. Na, Europoje nelabai geri laikai ateina, nes aš matau ir per... Buvo ilgai labai geri laikai, taip, kabučių, aišku, ne visiems buvo geri. Gerai, tada, mėlo, aš dar tavęs turiu paskutinį klausimą apie tą Atlantido žemės blyną. Ar turi kažkokios informacijos man pasakyti pačioj pradžioj, kur sakė, atsidūrėjai? Ką tau norėjau pasakyti, kodėl Atlantidos būtent tas išlindo vardas, čia tave pasąmonė tempė prie to, kad ten įgriūna ta žemė, ką čia norėjau pasakyti? Čia kaip jos tas pagrindas paskutinis jau subyrėjus. Ai, čia jos dalies, ne? Matai, man rodo tokį dabar dalyką, gal čia ir yra esmė. Vyksta, kas vyksta nelabai gražūs dalykai, yra karai, yra ta mirtis, yra tas nulinimas, čia tas byrėjimas, čia tiek kataklizmai, bet čia yra tokia kaina, kad sunaikintas, kas buvo pastatyta ant šiek tiek neteisingo pagrindo. Reikia tą pagrindą sunaikinti. Ir dėja turi tai įvykti, kas įvyko, arba vyksta, kad ar tas vandenis tempia tą plokštę. Ir neša tą vandenį kyla, ir čia ta žemė byra, ta plokštė, nes jie turi subirėti. Nu, čia, aišku, ta tema labai gili, nelabai gal daug kapstysim kitą kartą, bet aš tiesiog tokį mintį turėjau, kad ir šiandien žiūrint, kaip plauna tą visą Siciliją. Aš pagalvojau, kad kai tavo turtas yra sunaikinamas, žemė, kur žmonės yra labai egoistai, labai materialūs,
Vienintelis dalykas, kas belieka, tai meilė ir gelbėt savo mylimuosius. Ir tame gali būti kaip ir išsigelbėjimas, nes visa kita, kokia to prasmė tokia civilizacija. Toks egoizmas. Ką mes tokie esame? Lieka, man rodo, toks kaip šeima daugiau. Šeima, tos šeimos vertybės. Myliu, gelbėju, kabinuosi, supranti, kaip ir stiprybė atsiranda. Kas esmė lieka tik tai. Ten, žinai, aperityvai, gražios suknelės labai jau ten į galą nueina tavo, žinai, sąraše. Man kažkaip rodo, kad reikia į tos šeimos vertybės kabintis ir man rodo, sako, mokykit savo vaikus plaukt. Bet plaukt ne tai, kad vandenį, bet plaukt va to erdvėj, kas dabar ateina, to informacijų. Jie turi nardyt, išmokt nardyt va po to vandeniu, žiūrėt, stebėt, kas po to vandeniu vyksta, kai ateis banga, kad panirtų ir sulaikytų kvėpavimą. Čia metaforiškai suprask. Man sako, kad turi kiekvienas dabar sukramtyti, suvokti šitą informaciją, nes turi pajaust, pamatyti tą viziją, kas čia buvo perduota dabar aš per pasąmonės, taip kažkaip pliūpsnį tokį padaviau. Man pasąmonė irgi rodo vis tos kažkokius pilimus vandens, bet nerodo, kad ten viskas užpils, ten žinai, kaip per Nojaus planą, ten Jėzau. Nebus. Man rodo, kad bus daug drėgmės, daug šlapumo, šaltumo gal, žinai, bus, bet nepatogumų, bet rodo, kad vis tiek bus kur gyventi, prasme. Taip bus, nes kažkur, kaip sakiau pradžioje, kažkur panyra, bet kai kur iškyla. Tos teritorijos, tai jos niekada nebus mažiau. Tiesiog turi dingt tą platformą ir ta platforma šiuo metu buvo galbūt ta Europa, čia tas kažkiek tos Afrikos. Aš taip suprantu, Europoje jie laukia iš tikrųjų nei tų karų, nei nieko, čia iš tikrųjų laukia čia to potvinių čia tų. Ir paskui ten visi migruoja be maisto, ten, be pinigų, be laimės čia jums tą elektroninį paselį, kalsim mane kažkokią stovyklą padarysim su vielom, žinai, tom spigliuotom. Kad tu nepabėgtum. Tas karas, tai man toks, grinai, kaip užkiš, žinai, vaizdą nuo atitrauktumų informacijos, kad tu nesusivoktum, kas čia vyksta, kad nekištum snapų į tą energetinę plotmę, kad tu nesusivoktum, kas čia darosi. Kad nepadėtum valyti Metatrono, mintimis. Kad žvaigždinių miestų nepradėtum ieškoti. Bet pamatėm, ką dabar padarysim. Gerai, tada susukėm tos Metatronus dar papildomai, mes dar prie jų grįšim, be abejo, ne kartą, ir ten tuos raitelius surink nuo žemės bejojančius, mums čia jų nereikia, mes ir vandenį turim, ir be tų raitelių, taip kad juodą skylę prašom visus nušluoti ir viso gero. Išdizatakuojam, kaip tarakonų, žinai, ten broškų visokių paveriam, kad jiem ten smirdėtų ir žodžius. Nežinau, kas kaukoliniam, kas yra pati baisiausia ataka. Ugnis. Ugnis, man irgi eina kaip ugnis. Sudegina kaulus, taip, sunaikina paverčia. Sunaikinam, taip, sutrupinam tas kaulus ir viskas, tegu eina su savo arkliais, tais šernais ar ko ten jie bebūtų. Jis ten, kur mes jų nebenorim matyti. Mes ir savo šernų asmeninių turim daug sutvarkyti. Gerai, Lina, tada atsijung nuo tos temos, padėkojam Angelui, padėkojam visiems, kas bendravo su mumis, kas darbavosi ir jungtis į kitą lygį, eik atsiregeneruoti į viršų.